Sveiki krepšinio mylėtojai, pradedame tiesioginę transliaciją iš Prienų, čia šį vakarą Baltijos krepšinio lyga ir dvi B grupės outsiderės susitinka. Prienai namuose priima svečius iš Estijos Talino TTU komandą. Na tiesa, Prienai iškovoja pergalę šiandien namuose, galėtų ženkliai pagerinti savo situaciją turnyrinėje lentelėje. Tokiu atveju jie turėtų 3 pergalės ir 3 pralaimėjimus bei aplenktų abidvi Talino komandas. Vieną jau prieš tai įveikė, tai yra Talino TLU Kalevo klubą, bei šiandieninį savo varžovą taipogi nustumtų į turnyrinės lentelės dugną. Prienai ir yra laikomi šio mačo favoritais, nors abi komandos šiame sezone nerodo ypatingai gerų rezultatų nei Baltijos pirmenybėse, nei nacionalinėme čempionate. Štai Prienai šiuo metu žengia 9 vietoje, tuo tarpu Estijos klubas 9 komandų Estijos čempionate yra šiuo metu 6. Abiejų komandų starto penketai jau ant parketo. Prienų komanda žaidžia tokiu penketuku: Paulius Ivanauskas, Ovidijus Varanauskas, Arnas Labuckas komandos kapitonas, dėl ginčo kamulio šokantis Giedrius Staniulis ir nepaminėjau tik Vidmantos Sragauskio. Ginčo kamuolys laimėtas, dabar būtent Sragauskis atmeta jį atgal Pauliui Ivanauskui, šiam Staniulio užtvarą. Ivanauskas laisvas, iš toli nepataiko pirmojo metimo. Arnas Labuckas dar kairė ranka pabandė įstumti kamuolį į krepšį, tačiau ir jam taškų pelnyti nepavyksta. Dabar savo pirmąją ataką pradės estai. Čia žingsnių nėra, galima žaisti toliau už po krepšio. Pirmąjį metimą prameta ir antrąjį metimą taipogi prameta 12 numeris Kristijanas Makė. Taškų pirmosios atakos metu nepavyksta pelnyti ir svečiams. Čia Varanauskas, pražanga prieš jį fiksuojama Kiurui Akenpargui. Šiandien 9 Estijos krepšininkai atvyko į Prienus. Prienų sudėtyje taip pat registruoti 9 krepšininkai, tačiau Paulius Vaitiekūnas, jei gerai suprantu, nėra pasiruošę šioms rungtynėms. Taigi 8 be šio aukšto ūgio turės verstis Prienų komandos treneriai Tadas Stankevičius ir visas likęs personalas. Čia buvo nesėkmingas Giedriaus Staniulio metimas, jis yra rezultatyviausias šiuo metu Baltijos krepšinio lygoje Prienų žaidėjas. Po 13,7 taško pelno jis ir būtent jis dėjimu iš viršaus atidaro šio vakaro rungtynių taškų sąskaitą. Sužaidus 1 minutę Prienai pelno pirmosius mačo taškus. Estijos komandos starto penkete yra jų rezultatyviausias žaidėjas. Štai dabar iš po krepšio nepataikęs Jonas Jarvelainenas, jis pelno po beveik 18 taškų šiame sezone ir absoliutus komandos lyderis. Nėra šiandien su ekipa 2 amerikiečių, kurie šiaip yra įtraukti į komandos sudėtį. Taigi tik krepšininkais iš Estijos šį vakarą turi remtis vyriausiasis treneris Haino Lilas. Čia šiokia tokia pauzė žaidime. Berods yra problemų su rungtynių laikrodžiu. Estų starto penketo neišvardinau, taigi jame Kiuras Akenpargas pažeidęs taisyklės, taip pat Jonas Jarvelainenas jau mano minėtas. Yra aikštelėje Rainas Kortas, 6 numeris taip pat Janas Puidetas ir nepaminėjau tik vieno žaidėjo, 24 numerio Moses Okaja. Na, turbūt šios pavardės jums nieko per daug nesako. Na, aš irgi turiu prisipažinti, kad ne pernelyg seku šios Talino komandos žaidimą tiek praėjusiuose sezonuose, tiek ir šiemet. Bet žiūrėjau rungtynes su Panevėžio Lietkabeliu, kur buvo sutriuškinti estai. Na ir tada Talino TTU komanda paliko tokios geriausia atveju pusiau profesionalios ekipos įspūdį. Tikrai neatrodė labai pajėgi ekipa ir pagal tą vaizdą, kurį mačiau, sakyčiau, net ir, sakykime, Lietuvos NKL pirmenybėse toli gražu nebūtų lyderių tarpe. Čia Varanausko tritaškis ir kol kas tik aikštės šeimininkai renka taškus. 5-0. Tokia jų pradžia. Janas Puidetas, išsiskiriantis savo ryškę avalynę, pradeda savo komandos ataką. Po krepšiu reikėtų greičiau žaisti vidurio puolėjų. Šis atmeta kamuolį į kraštą, kur nepataiko Mosesas Kaja. O Ivanauskui kamuolį ištraukti skriejančių už žibį nepavyksta. Na ir štai, galų gale
ir Talino TTU pelna pirmosius savo taškus. Mosesas Kaja yra jų autorius. Prienai praėjusiame Lietuvos krepšinio lygos turėjo iškovojo pergalę. Įveikė 67-60 išvykoje Mažeikius ir ne pačią geriausią sezono atkarpą žaidžianti ekipa bent šiek tiek pasigerino situaciją. Čia Staniuliui nepavyksta įdėti iš viršaus. Baltijos lygoje abi Prienų pasiektos pergalės būtent buvo prieš Estijos komandas. Jie įveikė Valgos ekipą B grupėje užimančią 4. vietą ir, kaip jau minėjau, taip pat čia namuose įveikė ir Talino TLU Kalevą. Čia antrasis taiklus svečių metimas. Sragauskui toks neatsargus perdavimas, tačiau kamuolį Prienai išsaugo. Varanauskas grąžina kamuolį tam pačiam Sragauskui ir šis dabar smeigia tritaškį. Taigi geras ženklas Tadui Stankevičiui, jo auklėtiniai sėkmingai pradeda rungtynės atakuodami iš toli, kartais Prienams to pristinga ir kai tritaškiai nekrenta, iš tiesų labai pažeidžiama tampa komanda, neturinti itin galingos priekinės linijos. Čia dabar klaidos gynyboje. Taigi 3 iš eilės sėkmingos Talino TTU atakos, o Prienai klysta. Dovanoja kamuolį varžovams, Kiuras Akempargas į priekį, ten 2 taškai iš po krepšio, juos pelno Janas Puidetas. Ir rezultatas yra lygus, 8-8 sužaidus 4 minutės. Varanauskas Labuckui. Labuckas rezultatyviausias Prienų žaidėjas LKL čempionate. Tiesa, Baltijos lygoje kol kas nepernelyg jam sekasi. Janas Puidetas rikiuoja komandos draugus poziciniam puolimui. Čia metimas iš toli per Ivanausko rankas. Prameta Kempargas. Labuckui išradingas perdavimas Ivanauskui. Prie Pauliaus Ivanausko aukštesnis, tačiau lėtesnis varžovas ir Ivanauskas galėtų žaisti 1-1. Atiduoda perdavimas Staniuliui, o Giedrius Staniulis kol kas po krepšiu laimės neranda. Ir įpusėjus pirmajam kėliniui švieslentėje lygybė 8-8. Pražanga. Pražanga Giedrius Staniuliui. Na, kadangi nėra Vaitiekūno, aišku, teks daugiau rungtyniauti Dominikui Milkai. Ir tam pačiam Staniuliui galbūt teks daugiau minučių neįprasta. Matysime turbūt dažniau ir Labucką rungtyniaujantį sunkio krašto puolėjo pozicijoje. Čia pramiega. Pramiega po krepšiu Mosesą Kają Giedrius Staniulis ir dar 2 taškai leidžiantis jau išsiveržti į priekį Estijos sostinės ekipai. Labuckas. Meta iš toli Arnas Labuckas pro šalį. Atkovoja kamuolį Kristijanas Makė ir greita Talino ataka nepavyksta, taigi teks vėl pozicinėme žaidime jiems ieškoti laimės. Järvelaininas kol kas be taškų rezultatyviausias varžovų žaidėjas. Štai dabar įsiveržia po krepšiu, pataiko ir dar pražanga užfiksuoja Arnui Labuckui. Taigi Järvelaininas mes dar vieną baudos metimą, o aš tribūnose, kuriuose žiūrovų tikrai pernelyg daug nėra, matau netgi ir patį Virginijų Šeškų atvykusi pasižiūrėti savo gimtojo miesto komandos žaidimo. Komandos, kurie be abejo sentimentus šis strategas jaučia. Ir būtent su Prienų ekipa, dar pernai besivadinusi Tonybet, jam pavyko kelti į viršų Lietuvos krepšinio federacijos taurę. O čia Sragauskis. Ir jo antrasis tritaškis, geras labai tikrai ženklas. Yra toks sėkmingas Sragauskio pataikymas. Nebėra komandoje Šarūno Vingelio, kuris išvyko į nacionalinę krepšinio lygą pas Danickų, kurio treniruojamoje Atleto komandoje rungtyniavo pernai LKL čempionate. Šiemet ta ekipa, kurią treniruoja Dasnickus, yra Šakių Zanavykas. O dabar Varanausko taškai iš po krepšio. Ir vėl pirmauja Prienai 13-12. Vienintelės tai yra vykstančios BBL rungtynės šį vakarą. Iš po krepšio Kristijanas Makė. Dar 2 taškai ir kol kas šis žaidėjas
Nemažai problemų sudaro Prienams, jo sąskaitoje jau 4 taškai ir 3 atkovoti kamuoliai. Mosaskaja irgi tokią pačią statistiką šiuo metu turi. Čia pirmasis keitimas varžovų komandoje. Pasirodo aikštelėje 13 numeris Aleksandras Kaberma. Varanauskas. Geras jo perdavimas Ragauskis. Ragauskis ir trečią tritaškį smeigia. 16-14. 9 taškai Vidmantos Ragauskio sąskaitoje. Akenpargas. Kaja. Prieš Labucką, 1-1, iki galo nežaidžia, atmeta kamuolį atgal iš vidutinio nuotolio. Netaiklus metimas, šansas pradėti greitą ataką, Varanauskas į priekį Ivanauskui, šis turėjo pelnyti 2 lengvus taškus, nepelno. O čia taškai bus įskaitomi, nors man iš tikrųjų pasirodė, kad buvo numuštas kamuolys nuo lanko. Na, kaip ten bebūtų, arbitrai priėmė sprendimą ir taškai rašyti Giedriui Staniuliui ir čia Prienuose skelbiama minutės pertraukėlė. Now admiring a private show at sunrise. Because 6 hours ago, you followed an unusual road. Because 2 days before, you chose a different destination. And all this because 4 days before, you were curious to try that car. The station wagon that is also a hybrid. New Auris Hybrid Touring Sports. The station wagon. At the basketball court, the fastest is the winner. Equipped with TP9 Peak Gradient Acceleration Technology. Freely break through the opponent's defense. Control the court with the speed. TP9 Quickness. I can play. Peak. Dvi minutės 39 sekundės lieka iki pirmojo kėlinio pabaigos ir kol kas Prienų komanda dažniau pirmauja, nors buvo pavykę svečiams išsiveržti į priekį, sėkmingą atkarpą surengė Vidmantos Ragauskui priekį vedami aikštės šeimininkai ir dabar pirmauja Prienai 18-14 prieš Talino TTU klubą. Po minutės pertraukėlės pasikeitimų Prienų sudėtyje nėra, tas pats penketukas aikštelėje. Ir 3 šiandien esantis atsarginiai žaidėjai, Dominikas Milka, Domantas Šeškus ir Kajus Okmanas dar savo šanso laukia, o tuo tarpu ant parketo esantis jų komandos draugai sėkmingai apsigina. Labuckas Varanauskui. Varanauskas suklaidina savo tiesioginį oponentą, yra šansas mesti tritaškį per trumpas. Varanausko metimas, kamuolį atkovoja varžovai. Akenpargas. Puidetas. Ir čia vėlgi klaida, visiška klaida po krepšių, nesusikalba Varanauskas su Labucku, reikėjo keistis ginamaisiais po užtvaros. Laisvas po krepšių lieka ir 2 taškus pelno Mosesas Kaja. Būtent jis kol kas yra rezultatyviausias varžovų žaidėjas. Pelnęs jau 6 taškus. Varanauskas. 5 sekundės atakai. Dar kartą meta iš toli Ovidijus Varanauskas, šį kartą arčiau tikslo, tačiau vis tiek kamuolys išsisuka iš lanko, taškų nėra. Puidetas. Netikslus perdavimas, Ivanauskas kamuolį perima. Atgal Ragauskis, Ragauskio 4. tritaškis. Šį kartą nepataiko ir Vidmantas Ragauskis. Ir prasideda paskutinioji pirmojo kėlinio minutė. Nuo Ivanausko kamuolys palieka aikštelę, nors pastarasis mano, kad buvo kiek kitaip. Akenpargas ten galbūt ir lietė kamuolį paskutinysis, labai sunku pasakyti, kadangi abu krepšininkai faktiškai vienu metu šoko ant kamuolio. Puidetui užtvara. Ir po krepšių dabar Varanauskas lieka su varžovų vidurio puolėju, bet šis labai jau lėtas ir nerangus. Nesugeba netgi prieš gerokai žemesnį
Varanauską, likęs savo ūgio persvarą pasinaudoti. Labuckas. Staniulis labai lengvai prabėga pro mano jau minėtą lėtapėdį Kristijaną Makę. Ir 2 Staniulio taškai iš po krepšio, 20-16. Iki galo varžovai laikyti kamulio negali, Prienams dar liks bent kelios sekundės. Čia nesunku metimą pataiko Kemparkas, taigi 20-18 ir 10 sekundžių Prienų atsakui. Varžovai dar nėra išnaudoję komandinių pražangų limito ir dabar tai puikiai suprasdamas Janas Puidetas prasižengia prieš Varanauską, 4 sekundės lieka iki kėlinio pabaigos ir dar vieną komandinę pražangą rezervę turi svečiai, taigi greičiausiai pasistengs ją išnaudoti. Varanauskas ir štai taip, be jokių ceremonijų prasižengia Kristijanas Makė ir lieka tik 1 sekundė, taigi dabar jau reikia tiesiog tam žmogui, kuris pagaus kamuolį, iš karto ir atakuoti krepšį. Kamuolį pagauna Staniulis, jo puskablis kairė ranka nepataiko. Giedrius Staniulis, taigi po pirmojo kėlinio 20-18 Prienai pirmauja prieš svečius iš Talino. At the basketball court, the fastest is the winner. Everyone wants the opponent only to see one's back. Equipped with TP9 Peak Gradient Acceleration Technology. Freely break through the opponent's defense. Control the court with the speed. Now, pick up the ball, equipped with TP9 with the speed, get all the court. TP9, quickness. I can play. Peak. Jau netrukus jūsų dėmesio antrasis kėlinys iš Baltijos krepšinio lygos B grupės rungtynių tarp Prienų ir Talino TTU komandų. Kol kas pirmauja Prienai 20-18, tačiau negalime sakyti, kad labai jau kažkoks ryškus jų dominavimas. Buvo tiesiog permainingos rungtynės kol kas, nuolat keičiasi laiminti komanda. Kiek sėkmingiau pradėjo Prienai, na ir aišku, juos į priekį veda Vidmantas Ragauskas, pataikęs jau 3 tolimus metimus, tačiau yra problemų ginantis, nepavyksta sustabdyti po krepšių įkertančių varžovų. Na ir štai, sakykime, 24 numeris Mosesas Kai jau yra pelnęs 6 taškus, būtent tokiais lengvais metimais iš po krepšio, taip pat jis atkovojo 5 kamuolius. Dominikas Milka ir Domantas Šeškus aikštelėje dabar. Domantui be abejo papildoma motyvacija pasirodyti kuo geriau prieš savo tėtį Virginijų. O 2 taškus iš po krepšio vėlgi pelno varžovai. Ringos kažkokios tai ūgio persvaros neturi Talino TTU komanda. Tačiau kol kas po krepšiais jie atrodo solidžiau. Aukščiausias jų krepšininkas yra 2,5 m Kristijanas Makė. Jei kalbėsime apie Prienų komandą, tai Giedrius Staniulis yra 2,6 m, Labuckas 2,5 m, tiesa Labuckui gal kiek priimtinesnė yra lengvojo krašto puolėjo pozicija ir netiek jau daug jis žaidžia po krepšiu. O čia Ivanauskas prieš rezultatyviausią šio sezono varžovų žaidėją, kuris tiesiog padovanojo kamuolį Prienams. Greita ataka, Dominikas Milka, jo taškai iš po krepšio, rezultatyvus perdavimas įrašomas Pauliui Ivanauskui. 22-20. Puidetas be keitimų, kol kas šis žaidėjas rungtyniauja. Akenpargas. Makė po krepšių tam pačiam Puidetui, šis atmeta kamuolį prie 3 taškų zonos ir visiškai laisvas meta. Tačiau Prienų laimiai nepataiko. Jarvalainenas, Šeškus greitajame puolime, Milka čia. Nežinau, ar jis norėjo perdavimą atlikti pro nugarą, tiesiog kamuolys išslydo iš rankų, kaip ten bebūtų, jau kitoje aikštelės pusėje lengvus taškus pelno varžovai. 22-22. Šeškus. Ivanauskas. Dar kartą Domantui Šeškui, šis gali pataikyti iš toli. Ivanauskas, vėl Šeškui, dabar jau turėtų mesti. Ne, Domantas Šeškus pasirenka prasiveržimą. Lietė kamuolį varžovas, taigi dar 2 sekundės Prienų atakai.
Pridikas Ulpas pasirodo aikštelėje. Ir štai dabar poilsio minutės. Pirmą kartą šiandien mano jau minėtam ir apkalbėtam Janui Puidetui. Paulius Ivanauskas grąžins kamuolį į žaidimą. Po krepšių geras perdavimas, tačiau į lanką nepataiko Vidmantas Ragauskis. Ir baigėsi atakai skirtas laikas, taigi nieko nepešė. Prieniškiai dabar turės gintis. Šeškus su Ivanausku bando paspausti. Ką tik aikštelėje pasirodžiusi Fridriką Ulpą ir dabar Ivanauskui pavyksta perimti kamuolį, jis prasiveržia po krepšiu, 2 lengvi taškai. Kiek aktyvesnė Prienų gynyba, tačiau kokios vaikiškos klaidos, kaip galima nepamatyti visiškai laisvo savo aikštės pusėje žmogaus. Kristijanas Makė ten po krepšiu, laukia tiesiog perdavimo. Arnas Labuckas tuo metu varnas gaudo. Ir štai taip, lengvi varžovų taškai, kuriuos Ivanauskas atsako tritaškiu. Dabar nesunkiai ištampyta Talino TTU zoninė gynyba. Jarvalaninas, Makė. Jarvalaninui po krepšiu ir vėl tos pačios problemos. Labai paprastais derinukais. Prienų gynyba tiesiog sunaikinama ir iš po krepšio verčia taškus varžovai. Atitrūkti Lietuvos klubui niekaip nepavyksta. Minimalus dabar yra skirtumas. Ragauskis ilgai negalvojęs. Dar vieną tritaškį paleidžia ir vėl pataiko. Pajutęs šiandien metimą Vidmantas Ragauskis. 30-26. Aken Pargas prašo užtvaros. Veržiasi pro Ivanauską, praranda kamuolį. Na, kai štai taip pavyksta priversti varžovų žaisti 1-1, tai Prienai apsigina be didesnių problemų. Tačiau, kai tik pavyksta estams tie kirtimai po krepšiu, jie surengia lengvas atakas. Domanto Šeškaus pirmieji taškai. 32-26 ir tie 6 taškai yra didžiausia šio vakaro Prienų persvara. Aken Pargas Jarvalaininui. Pražanga Pauliui Ivanauskui. Jam tai yra pirmoji asmeninė. Apskritai pražangų šiandien nedaug. Ir tai yra tik pirmoji pražanga apskritai pirmajame kėlinyje. Jis siunčia prie baudų metimo linijos Jarvalaininą. Jarvalainino pirmasis mėginimas sėkmingas. Pataiko ir antrąją baudą jis, taigi dabar pelnęs 8 taškus jau tampa rezultatyviausių svečių komandos žaidėjų. Ivanauskas atmeta kamuolį Šeškui, Domanto Šeškaus tritaškis. Prameta Domantas, tačiau pražanga užfiksuota po krepšiu TTU komandos žaidėjai Kristijanui Matei. Varanauskas. Šeškus, Milka ateina jam statyti užtvaros, 2-2, Milka po krepšiu, jo metimas, 2 taškai. Irgi nėra pats greičiausias žaidėjas, tačiau fiziškai kiek tvirtesnis už tiesioginį oponentą Kristijaną Makę. O čia tokia žioploka klaida, praranda kamuolį Janas Puidetas atlikdamas tiesiog paprasčiausią perdavimą. Dar vienas šansas Prienams padidinti persvarą. Labuckas. Pro kairę pusę Arnas Labuckas, sudėtingas metimas, yra taiklus. Pirmieji šiandien Labucko taškai. Jarvalaninas atgal. Varžovų centras gal nelabai gerai po krepšių žaidžia, bet štai jis gali pataikyti 3 taškius. Ir Kristijanas Makė
Būtent dabar pataiko tolimą metimą, 36-31, jau įpusėjęs. Pirmasis kėlinys, Labuckas mėgina atsakyti tuo pačiu. Tačiau Labuckui pastaruoju metu nusimušęs taikiklis. Aišku, jis yra Prienų lyderis, jis yra Prienų komandos kapitonas ir jam Tadas Stankevičius daug tikrai laisvės suteikia ir galimybių improvizuoti puolime, tačiau šiuo metu toks nelabai sėkmingas žaidimo ruožas Arnui Labuckui. Šeškus. Vanauskui grąžina kamuolį, šis po krepšių Milkai. Ir Milka tikrai gali žaisti 1-1, tą ir daro. Išprovokuoja varžovo pražangą, apėjo labai nesunkiais Kristijaną Makę. O prasižengė jam į pagalbą atskubėjęs Mosesas Kaja. Tai yra antroji jo pražanga. Milka pataiko baudą. Antroje tiesa prameta ir varžovai atkovoja kamuolį. 4 minutės iki pirmosios rungtynių pusės pabaigos. Čia po krepšiu taškų nėra, apsigina Prienai. Ivanauskas atkovoja kamuolį, pasileidžia į priekį jis, Šeškus laisvas nemeta. Ir gal gerai padarė, po krepšiu suranda Milka patogioje pozicijoje. Dar viena pražanga prieš jį ir dar viena pražanga tam pačiam Mosesui Kajai. Jau trečioji jam. Pasirodo aikštelėje Kiūras Akenpargas. Na, rotacija tikrai minimali. Tiek Tado Stankevičiaus komandoje, tiek ir Heino Lilo. Abudu treneriai neturi šiandien pernelyg daug atsarginių žaidėjų. Na, sakykime, Kajus Akmanas apskritai yra žmogus, kuris Prienų gretose rungtyniauja tik epizodiškai. Na, bet šiandien, kai vos 8 žaidėjai yra, teks ir jam matyti suteikti progų pasireikšti. Būtent dabar Kajus Akmanas kyla nuo suolelio. Jis pasirodys aikštelėje, o čia Domantas Šeškus atkovoja kamuolį. Labai geras Ivanausko perdavimas ir Labuckas jau buvo pasirengęs grūsti kamuolį iš viršaus į lanką, tačiau įslydo kamuolys iš rankų Arnui Labuckui. Jam suteikė šiek tiek poilsio Tadas Stankevičius. Kajus Okmanas ir Vidmantas Ragauskis į žaidimą įsijungti galės jau po minutės pertraukėlės. Labai gaila, kad šiandien Prienuose nėra šokėjų, tai šiek tiek kartina minutės pertraukėlės, nėra jokių geresnių vaizdų, na, tačiau kol kas bent jau šios komandos gerbėjus turėtų tenkinti jų numylėtinių žaidimas. 39-31 pirmauja dabar jie. Ir būtent šie 8 taškai yra didžiausia kol kas turėta Prienų persvara. Estų ekipos ataka. Domantas Šeškus išmuša kamuolį iš Moseso Kajos rankų. 13 sekundžių dar atakai turės Talino TTU. Puidetas ir perimtas kamuolys. Domantas Šeškus kartu su Dominiku Milka jį perima. Čia labai geras perdavimas Kajui Okmanui ir ką tik aikštelėje pasirodęs gynėjas pelno taškus iš po krepšio kairę ranką. Pirmą kartą dviženklis skirtumas. 41-31. Puideto ir Makės 2 prieš 2.
pasibaigiantis taikliu įžaidėjo metimu 41-33, 2,5 minutės iki antrojo ketvirčio pabaigos. Milka. Reikia atlikti perdavimą prie 3 taškų linijos, ten 2 laisvi žmonės ir vienas iš jų yra ne kas kitas kaip Vidmantas Ragauskis. Nors laukia šalta, tačiau Ragauskis šiandien tikrai įkaitęs. Ketvirtasis jo tritaškis. Netgi ne ketvirtasis, atsiprašau, penktasis, taigi 15 taškų jau yra pelnęs Ragauskis ir visus juos tolimais metimais. Prieš paskutinioji minutę. Ir dar kartą aikštės gynyba taiko Talino TTU. Okmanas. Ragauskis laisvas. Dar kartą turėkit 3 taškai. Vidmantas Ragauskis 47-35. Labai norėtųsi, kad šį vakarą Eurolygos rungtynėse va taip mėtytų Artūras Milaknis, kai Žalgiris žais su Anadolu Efes. Pavyzdys Ragauskis tikrai rodo labai gerą. Vos vieną metimą prametė, o pataikė jau 6. Įdomu būtų sužinoti, koks yra Baltijos krepšinio lygos tritaškių per vieną mačą rekordas. Galbūt pasistengsiu per ilgąją pertrauką panašią informaciją surasti. Manęs 6 tritaškiai per pirmąją rungtynių pusę jau yra stipru. Toliau didėja Prienų persvara, ją šiek tiek mažina dabar iš toli pataikydamas Ken Parkas. 49-38. Varanauskas. Milkos užtvara jam. Varanausko geras perdavimas Dominikui Milkai. Šis pašokdina varžovą. Ir iš po krepšio pelno dar 2 taškus. Labai rezultatyviai rungtyniauja Prienai. Pakankamai rezultatyviai rungtyniauja ir varžovai. Šiaip jie yra viena nerezultatyviausių lygos komandų. Pelno tik vos po kiek daugiau nei 63 taškus per mačą. Šiuo metu turi 38. Tiesa, Prienai renkantys po 75 taškus. Šiuo metu jau yra įmetę 51. Stengsis kiek įmanoma ilgiau turbūt kamuolį laikyti Varanauskas. Metais iš vidutinio nuotolio. Milka atkovoja kamuolį. Ir pražanga prieš jį 4. komandinė TTU komandai. Jau išjungiamas atakai skirtas laikrodis, kadangi 8 sekundės ir 90 beliko iki kėlinio pabaigos. Varanauskas. Gerą progą susikūrė metimui Ovidijus Varanauskas, pataikyti nepavyko. Ir aidi sirena skelbianti pirmosios rungtynių dalies pabaigą. Po jos 51-38 ganėtinai solidų pranašumą pavyko įgyti Prienams. Taigi jau netrukus prasidės 3. kėlinys Prienuose, Baltijos krepšinio lygos B grupės rungtynėse, kur aikštės šeimininkai Prienai priima svečius iš Talino TTU ekipą. 51-38 po 2 kėlinių tokių rezultatų pirmauja aikštės šeimininkai ir labiausiai, aišku, visiems įspūdį paliko per tuos pirmuosius 2 kėlinius Vidmantas Ragauskis ir jo 6 taiklūs tolimi metimai, 18 taškų jis pelnė. 3-4 taškais iš po krepšio pradeda Giedrius Staniulis. Domantas Šeškus, Vidmantas Ragauskis, Giedrius Staniulis, Arnas Labuckas ir Paulius Ivanauskas. Toks yra penketukas aikštelėje žaidėjų, kurie vilki žalę Prienų aprangą. Varžovų komandoje 5. numeris dabar į krepšį metęs Kiuras Ken Parkas. 52 numeris Jonas Jarvelaininas, 24 Mosisas Kaja, 12 Kristijanas Makė ir 6 numeris Janas Puidetas. Pražanga dabar prieš Domantą Šeškų metimo metu. Taigi Domantas Šeškus tos mesti baudų metimų. Varžovų komandoje rezultatyviausias buvo Kristijanas Makė. Dabar prasižengęs 3. kartą, jis pelnė 11 taškų per tuos 2 kėlinius. Prienuose Ragauskui geriausiai talkino Dominikas Milka, pelnęs 9 taškus.
Ir priminsiu, kad šiandien nerungtyniauja Paulius Vaitiekūnas. Ganėtinai svarbus Prienų ekipos aukštaūgis. Taigi, Tadas Stankevičius, vyriausiasis komandos treneris, remiasi 8 žaidėjais. Nepernelyg daug rungtyniavo Kajus Okmanas pirmoje pusėje, vos kelias minutės, tiesa spėjo per jas pelnyti 2 taškus. O pirmuosius estų komandos taškus po pertraukos pelno 24 numeris Mosisas Kaja. Labuckas. Šiandien jis pernelyg dažnai iniciatyvos nesiema, bet štai dabar tai daro sėkmingai. Jo puskablis 56-40. 16 taškų skiria komandas. Didžiausia turėta Prienų persvara. Jervalaininas po krepšiu, perdavimas ir štai tas įkirtimas į baudos aikštelę, kurių matydavome labai daug per 2 kėlinius. Būtent tokiu būdu nuolat lengvais metimais iš po krepšio taškus rinko TTU ekipa. Na tiesa, jiems patiems ginti sekasi sunkiai ir kol kas puolimas dominuoja. Šį vakarą Prienuose Domantas Šeškus mano teiginį pagrindžia dar vienu tritaškių metimu. 59-42. Na štai kol Domantas Šeškus metė tritaškį, jo tėtis Virginijus buvo nusisukęs ir šnekučiavosi su kitais žmonėmis susirinkusiais Prienų arenoje, taigi nematė tokio gražaus savo sūnaus metimo. Suklysta svečiai, kamuolys atiduodamas vėlgi Prienams. Klaidų TTU žaidime tikrai nemažai, tai buvo jau 10-oji, o Prienai tik 4 sykius prarado kamuolį. Čia Staniulis po krepšiu, prie jo 2 varžovai ir vienam iš jų užfiksuota pražanga. Atrodo, kad Mosesui Kajai, tai 4-oji. 4-oji pražanga šiandien rezultatyviausiam varžovų žaidėjui. Taigi Giedrius Staniulis ne tik, kad dabar baudų metimais renka taškus, tačiau tuo pačiu dar ir priartina savo ekipą prie dar vienos pergalės. Tai yra 5-osios varžovų lyderio pražangos. Staniulio antrasis metimas net neliečia lanko, šypsosi dabar aukštaūgis. Kaip pirmaujama 18 taškų galima ir nusišypsoti po tokio prastesnio žaidimo epizodo. Puidėtas prieš Šeškų. Atmeta kamuolį atgal, Staniulis blokuoja varžovo metimą. Ivanauskui užtvara. Ir labai sėkmingai kamuolys tam pačiam Ivanauskui. Tiesiog į rankas atšoka nuo lentos. Ivanauskas pelno taškus iš po krepšio. Čia Sragauskas dar perima kamuolį, visiškai subirėjo Talino TTU. Sragauskis iš toli, ar bus 7-asis tritaškis? Nėra. 6 iš 8. Bandžiau per pertrauką surasti, koks yra BBL rekordas, tačiau dėja nepavyko. Na, bet nemanau, kad kas nors Baltijos lygoje yra įmetęs 10 tritaškių, sakykime. Čia iš vidutinio nuotolio pataiko Kristianas Makė. Šiek tiek gerindama situaciją savo komandai. Labuckas po krepšiu. Turėtų žaisti pats, metą atsilošęs ir pataiko Arnas Labuckas. Vis lengviau taškus renka aikštės šeimininkai. Na ir Lietuvos komanda įrodinėja savo pranašumą. Bei artėja 3-osios pergalės Baltijos lygoje link. Kaip jau minėjau, ta pergalė leis jiem aplenkti 2 Talino ekipas ir pakilti turnyrinėje lentelėje keliais laipteliais aukščiau. Šiuo metu B grupėje Prienai yra paskutinėje 7-oje vietoje ir laimėję šiandien pakiltų į 5-ąją. Keitimas varžovų komandoje. Pasirodo aikštelėje 10-asis numeris. Eke Lochmusas, jis nežaidė per pirmosius 2 kėlinius. Haino Lilas, vyriausiasis TTU treneris, atrodo yra linkęs jau duoti pasireikšti visiems žaidėjams. Galbūt ir jis supranta, kad šiandien sunkiai jau galima kabintis į kovą dėl pergalės. Ivanauskas galvojo, kad bus užfiksuota pražanga ir man panašu, kad jinai buvo. Netgi sąmoningai norėjo sustabdyti varžovų greitą ataką, to nepadarė. Sragauskiui po krepšių nesiseka taip gerai, kaip
toliau nuo jo, kalbu apie tritaškio liniją. Blokas, antrasis Staniulio blokas po pertraukos. Absoliutus chaosas dominuoja aikštelėje. Prienų žaidėjai susilaukė plojimų už atkaklumą, už norą. Dar kartą bandomas aliupas, šį kartą pražanga. Ivanauskas atrodo nenurims, kol nepakabins tiksliai kamuolį ir komandos draugas jo nesugrūs į krepšį. Minutės pertraukėlės prašo Talino TTU, Prienų persvara jau triuškinanti. At the basketball court, the fastest is the winner. Everyone wants the opponent only to see one's back. Equipped with TP9 Peak Gradient Acceleration Technology. Freely break through the opponent's defense. Control the court with the speed. Now, pick up the ball, equipped with TP9 with the speed, get all the court. TP9, quickness. I can play. Peak. 5 minutės ir 3 sekundės iki trečiojo kėlinio pabaigos. Kėlinio, kuris kol kas labai sėkmingai klostosi aikštės šeimininkams. Prienai pirmajame ketvirtyje su varžovais turėjo vargo. Tiesa, antrajame kėlinyje jau pradėjo nuo jų tolti. Galiausiai susikrovė 13 taškų pranašumo. Štai jį ir toliau sėkmingai didina po didžiosios pertraukos. Dabar ekipa skiria 20 taškų ir dar laukia 2 Arno Labucko baudų metimai. Labuckas, Staniulis, Šeškus, Sragauskis ir Ivanauskas. Toliau tas pats penketukas. Varanauskas, Milka ir Rokmanas ant suolo. O Vaitiekūnas ramiai tiesiog žaidžia telefonu. Matyt, puikiai suprasdamas, kad jo komandos draugai čia darbą visą padarys ir rungtynės laimės. Abi baudas prameta Arnas Labuckas, netoks jau dažnas atvejis. Tiesa, jo ir visos Prienų komandos laimiai kamuolys liks jiems. 14 sekundžių atakai. Ivanauskas per 5 sekundės kamuolį į žaidimą grąžinti nesugebėjo. Klaida. Puidetas iš arti pasitinka Domantas Šeškus. Puidetas šiaip gerokai aukštesnis už Domantą Šeškų ir sveria daugiau. Keista, kad nepabando pažaisti nugarą į krepšį. O jo komandos draugai sėkmingai lipa į medį. Arnas Labuckas priekyje, 2 taškai su pražanga. 66-44. Ir Talino TTU laivas skęsta. Galiukas dar kyšo, dar visiškai nenuskendo, bet jau arti to. Aišku, Prienams tai yra gera tokia treniruotė. Treniruotė prieš svarbesnės rungtynės, sunkesnės rungtynės, tiek ir Baltijos lygoje, tiek ir LKL čempionate, kuriame lauks jau šį savaitgalį, sekmadienį rimtos rungtynės. Rimtos turbūt net žodis, prieš Vilniaus Lietuvos Rytą žais. Prienų klubas išvykoje Vilniuje. Taigi šiandien Virginijų Šeškus atvažiavo pas Prienus, o sekmadienį Prienai atvažiuos pas Virginijų Šeškų. Ivanauskas atmeta kamuolį Šeškus, šis visiškai laisvas. Kamuolys įkrenta į krepšį. Geras metimas neprapuola. 70-47, tikrai neblogas rungtynės. Šiandien žaidžia Domantas Šeškus. Jau buvo 9-asis jo taškas, taip pat 3 rezultatyvūs perdavimai, 2 atkovoti kamuoliai. Labuckas atkovoja kamuolį. Jis priekyje, pražanga. Pražanga turėtų būti 5-ajam numeriui Kempargui. Nors šalia buvo ir 13-asis numeris Aleksandras
Petras Kaberma, ne, Ken Parkas. Baudžiamas asmeninė pražanga. Labuckui dar viena galimybė pasitikrinti taiklumą nuo baudų metimo linijos. Pataiko Prienų kapitonas. Netrukus Ovidijų Varanauską matysime žaidime. Ir Varanauskas keis Labucką. Štai taip, dabar 3 mažiukai žais Tadas Stankevičius. Šeškus, Varanauskas ir Ivanauskas visi 3 aikštelėje. Po krepšių tvarkysis Ragauskis ir Staniulis. Bet aišku, varžovai neturi kažkokių ypatingų pajėgų po krepšių, taigi galima įvairiai čia penketai žaisti, galima ir štai taip su 3 mažai žaidėjais. Kodėlgi ne? Juolab, kad štai dabar apsiginti pavyko labai nesunkiai, varžovai sužingsniuoja. Varanauskas rodo antrą derinį. Kyla į viršus Ragauskis. Varanauskas veržiasi per kairę pusę, atmeta kamuolį atgal Ivanauskui, jo kirtimas po krepšių Staniuliui kaip ant lėkštutės ir jis deda iš viršaus. Labai gražu, labai paprasta ir labai užtikrinta. 74-47 jau kuris laikas TTU ir taškų pelnyti nesugeba. Atrodo visai pasimetė, nors rungtynės pradėjo pakankamai užtikrintai. Jarvalaininas nutraukė tą savo komandos tylą, pataiko jis tritaškį. 11. Jarvalainino taškas. Ivanauskas, Šeškus vėlgi laisvas. Reikia aišku mesti. Nepataiko šį kartą Domantas Šeškus. Jarvalaininas. Giedrius Staniulis. Jarvalaininui išrašo stogą. 3. Staniulio blokas šiame kėlinyje. Galbūt netoks rezultatyvus kaip įprasta šiandien Giedrius Staniulis, tačiau darbuojasi iš peties. 8 atkovoti kamuoliai, 3 blokai, 9 taškai, tikrai geros jo rungtynės. Šeškus atmeta kamuolį atgal, galbūt kiek ir išsigando aukštesnio varžovo. Dabar visiškai laisvas Domantas Šeškus, tokius metimus jis dažniausiai pataiko. Pataiko ir šį kartą. 77-50. Atstatoma ta 27 taškų riba. Kajus Okmanas kyla nuo suolelio ir prasideda prieš paskutinioji 3 kėlinio minutę. Kas gilietė kamuolį paskutinysis, atrodo, kad Estas. Šiuo atveju tai buvo Janas Puidetas. Okmanas keičia Ivanauską. Iš esmės, penketukas tokio paties pobūdžio, 3 maži žaidėjai. Ir zoninė varžovų gynyba. Okmanas visiškai laisvas, na ta zona tiesiog 2 perdavimais ištampo Prienai. O Staniulis dar ir atkovoja kamuolį po krepšių, jo 2 taškai. Visai arti dvigubo dublio dabar yra šis aukšta ūgis. Nelabai profesionali, reikia pripažinti, Talino TTU aikštės gynybą. Tokią dažniausiai sutiksi mėgėjų krepšinėje. Ir turinti pakankamai neblogo kalibro žaidėjų Prienų ekipa, 2-3 perdavimais tą zoną ištampo ir suranda laisvą žmogų. Puidetas. 3 po krepšių buvo susispaudę Prienų žaidėjai, varžovų tritaškis, prameta jį Jarvalaininas. Okmanas 3 prieš 1, žais pats Kajus Okmanas ir jo 2 taškai. Jau 31 taškas skiria komandas, 81-50, šiame ketvirtyje Prienai pelnė 30 taškų. Tai yra rezultatyviausias jų kėlinys. Ne, atsiprašau, antrajame buvo 31 taškas, taip. Kol kas dar nėra rezultatyviausias, bet bent vieną ataką dar tikrai turės Lietuvos komanda. Staniulis čia ir dar vieną bloką uždeda varžovui, to pačiu dar ir atkovoja kamuolį. Dvigubas dublis jau Giedriaus Staniulio sąskaitoje. Dabar būtent jo užtvara Domantui Šeškui. Šeškus meta pats ir pataiko. 83-50 Šeškaus
14 taškas. Už jį rezultatyvesnis yra tik Sragauskis, kuris beje visus taškus pelnė per pirmąją mačo pusę. Prasižengė Šeškus, prasižengė tyčia, kadangi tik vieną komandinę pražangą turi Prienai. 6 sekundės ir 70 iki kėlinio pabaigos. Puidetas prameta iš dėkingos padėties, negana to dar ir prasižengti sugeba 10 numeris Eke Lochmusas, o ši pražanga reiškia, kad bus metami baudų metimai. Liko žaisti 1 sekundę ir 30. Baudas mes Kajus Okmanas. Na, visiems Prienų žaidėjams šis mačas yra puikia galimybė pasigerinti asmeninę statistiką. Kajaus Okmano 5 taškas. 6 jis irgi pelno. Puidetas dar meta iš savo aikštės pusės. Pataiko į vieną iš lempų. Taigi iki krepšio, patys suprantate, buvo labai toli kamuoliui. Na kągi, 85-50 po 3 kėlinių. Jau aišku, kad Prienai laimės. Dar lieka intriga, ar pelnys 100. Now admiring a private show at sunrise. Because 6 hours ago, you followed an unusual road. Because 2 days before, you chose a different destination. And all this because 4 days before, you were curious to try that car. The station wagon that is also a hybrid. New Auris Hybrid Touring Sports. The station wagon. At the basketball court, the fastest is the winner. Equipped with TP9 Peak Gradient Acceleration Technology. 3D break through the opponent's defense. Control the court with the speed. TP9 Quickness. I can play. Peak. Visai ir netrūksta Prienam šiandien traumuoto Pauliaus Vaitiekūno. Visiškai sėkmingai išsiverčia Tadas Stankevičius su tais 8 žaidėjais, kurie yra sveiki ir pasiruošę žaisti. Na, aišku, varžovas nėra paties aukščiausio lygio. Kaip jau minėjau, Panevėžio Lietkabelis stipriai sutriuškino šią komandą. 116-54 tada Panevėžyje liko nubausti Talino TTU krepšininkai. Galbūt ne tokių didelių skirtumų, tačiau tikrai pralaimės jie šiandien ir Prienuose. Tai bus 6 jau Talino komandos pralaimėjimas. Ir kaip sakiau dar prieš reklamą, intriga turbūt išlieka vienintelė, ar Prienams pavyks pelnyti 100. Na, statistika byloja, kad turėtų jie tą 100 pasiekti ganėtinai nesunkiai, kadangi pirmajame kėlinyje pelnė 20 taškų, antrajame 31, trečiajame 34, o iki 100 trūksta vos 15. Ketvirtąjį kėlinį taškais pradeda svečiai. Varanausko tritaškis, nepataiko Ovidijus Varanauskas, jų aikštelėje Kajus Okmanas, Domantas Šeškus, Vidmantas Sragauskis ir Dominikas Milka. Varžovo komandoje Simas Raudla pirmą kartą pasirodė aikštelėje. Taigi jau visi 9 žaidėjai bus pažaidę Talino TTU gretose. Šeškus po Varanausko perdavimo, 3 taškai. 87-52 vis tik užmynė liniją Domantas Šeškus. Įskaityti 2 taškai. Raudla. Jam stato užtvarą Makė, pražanga Varanauskui. Ir 35 taškai skiria komandas. Ulpas dar vienas žaidėjas, kuris žaidė labai nedaug, štai dabar jo metimas iš toli. Nepataiko Pridikas Ulpas, o iš po krepšio taškus pelno Ovidijus Varanauskas. Ulpas po krepšiu. Ten Mosesas Kaja.
Dabar jau Makė ir pražanga prieš jį. Matyt, kad Sragauskiui. Ne, Ovidijus Varanauskas ten kyštelėjo ranką, jam įrašyta asmeninė pražanga. Na, su asmeninėmis pražangomis nei vienas Prienų žaidėjas problemų tikrai neturi. Apskritai retokai pažeidinėti taisyklės tenka. Tiesiog varžovai menkai veržėsi po krepšiu. Nežaidžia labai agresyviai ir tiesiog nebūna kaip tas taisyklės pažeisti. Kristijanas Makė pataiko vieną baudą iš 2. 89-53. Šeškus. Kyla į viršų Sragauskis. Na, jam nebeleidžia tritaškių mėtyti varžovai. Matyt, kad suprato, ką gali Vidmantas Sragauskis. Paliktas laisvas. 6 tritaškiai per pirmąją rungtynių pusę. Vos sykį atakavo krepšį jis po pertraukos. Ir tas jo metimas buvo netaiklus. Milka. Kajui Okmanui, jis irgi laisvas. Nepataiko, tačiau Dominikas Milka lengvai atkovoja kamuolį, po to 2 varžovų apsuptyje jį praranda. Ir prasižengė jis. Dominiko Milkos pirmoji pražanga. Na, čia turbūt paaiškėjo visiems mums, kodėl Raudla yra laikomas ant suolo. Nes pakilęs nuo jo va tokias klaidas daro. Ir tuo pačiu leidžia Šeškui dar 2 taškus pelnyti. Šeškus jau turi 18, tiek pat kiek Sragauskis. Septynios pusė minutės iki rungtynių pabaigos. Ulpas nemeta, atmeta kamuolį atgal ir netaiklus Kajos metimas. Šeškus įsibėgėja, bet yra priverstas sustoti. Varanauskas čia aukštai iššoka, bet išmuštas kamuolys jam iš rankų. Varanauskas prašo palikti jį žaidimui 1-1, o štai toks geras derinys. Išvestas metimui Domantas Šeškus. Sragauskis atkovoja kamuolį, nauja ataka. Varanauskas ir Vidmantas Sragauskis nėra. Bet nedidukas Domantas Šeškus atkovoja kamuolį, rezultatyvus perdavimas Dominikui Milkai, 2 taškai. Ir jau 40 skiria komandas. 93-53. Gal ir būsiu paskubėjęs, sakydamas, kad to Lietkabelio parodyto pranašumo prieš TTU komandą Prienai įgyti negali. Na, aišku, tada ekipa skyrė 62 taškai ir dar 22 trūksta, bet tokiais tempais tai čia viskas įmanoma. Ypač jei Varanauskas pataikė šitą tritašką, o jis jį pataiko 96-53. Kad 100 mes, tai jau tikrai jokių abejonių nebėra. Raudla. Kaberma, jo prasiveržimas per kairę pusę, labai nevykęs perdavimas. Tiesa, kamuolį Estijos žaidėjas pagavo, Raudla ir toliau. Ir toliau grybauja, jo perdavimas klaida, Varanauskas atsitrenkė į lanką su kamuoliu. Atsipalaidavė jau abiejų komandų žaidėjai, štai dabar taip pat užuot pažeidęs taisyklės, Domantas Šeškus tiesiog leidžia įsiveržti į baudos aikštelę ir savo pirmosius taškus pelnyti Aleksandrui Kabermai. Okmanas. Nepataiko Kajus Okmanas. Svečiai atkovoja kamuolį. Bet ataka pristabdyta Raudla. Galbūt šį kartą nesuklys. Šį kartą nesuklys, tad duoda gerą perdavimą. Pavyko sužaisti 2-2 su Kristijanu Makė ir šis mes 2 baudų metimus. Arnas Labuckas dar pasirodo aikštelėje toms likusioms 5 minutėms ir 6 sekundėms. Keičiamas yra Vidmantas Sragauskis. Nepaisant to, kad
Trečiajame ir ketvirtajame kėliniuose taškų nepelnė, jam tai tikrai geros rungtynės. 18 pelnytų taškų, 6 tritaškiai pataikyti iš 9 mestų. Vieną baudą pataiko Kristijanas Makė. Įpusėjo ketvirtasis kėlinys. Varanauskas nepatenkintas, kad komandos draugai nevykdo derinio. Galiausiai nusprendžia pats atakuoti krepšį, nepataiko Dominikas Milka, atkovotas kamuolys jam. Pražanga Kristijanui Makei. 5. Taigi baigėsi Kristijano Makės pasirodymas, jis pelnė 14 taškų, atkovojo 4 kamuolius ir atliko 4 rezultatyvius perdavimus. Pagal taškus ir rezultatyvius perdavimus geriausias savo komandoje. Ne, vis tik ir Valaininas dabar pasirodęs aikštelėje turi 5 rezultatyvius perdavimus, taigi Makė tiesiog yra rezultatyviausias TTU žaidėjas, na bet šį titulą iš jo dar gali perimti. Tas pats yra Valaininas, turintis 11. Čia Labuckas vos neperima kamuolio. Žvelgiu, kiekgi klaidų padarė Talino ekipa. Viso 16 kamuolių prarasta. O čia 2 taškus iš po krepšio pelno Lochmusas, pirmieji jo taškai šį vakarą. Šeškus kyla į viršų, visiškai laisvas buvo akimirkai, bet spėja prie jo prišokti Ulpas. Varanauskas, jo tritaškis pataiko. Ovidijus Varanauskas šiandien dažnai atakuoja krepšį jis. Ir trečiasis taiklus tritaškis. Pražanga po krepšiu tam pačiam Varanauskui atrodo. 4. pražanga Ovidijui Varanauskui, 5. komandinė Prienams. Taigi bus metamas baudas, o 100 aikštės šeimininkai jau pasiekė. Ir dar laiko liko tikrai nemažai. 3 minutės 57 sekundės. Lochmusas prameta baudą. Tadas Stankevičius dar dalina patarimus Domantui Šeškui. Na, aišku, kaip ir minėjau, tokias rungtynės praverčia, sakykime, pasibandyti derinius. Savotiška treniruotė gaunasi Prienams. Dabar Labucko prasiveržimas. Kiek sudvėjojęs, arbitras fiksuoja pražangą. Ir Valainenui. Ten dar Milkas su Lochmusu šiek tiek apsižodžiuoja. Labuckas laukia galimybės mesti baudas, bet tai vyks jau po minutės pertraukėlės. At the basketball court, the fastest is the winner. Everyone wants the opponent only to see one's back. Equipped with TP9 Peak Gradient Acceleration Technology. Freely break through the opponent's defense. Control the court with the speed. Now, pick up the ball, equipped with TP9 with the speed, hit all the court. TP9, quickness. I can play. Peak. 3 minutės 44 sekundės tiek liko sužaisti šiuose Baltijos krepšinio lygos rungtynėse tarp Prienų ir Talino TTU. Įtikinama pergalė tikrai iškovos Prienai ir, na, jiems tai bus 4. pergalė per 5 rungtynės, tiek kalbant apie Baltijos lygą, tiek ir apie LKL čempionatą. LKL jie įveikė Nevėžį ir Mažeikius, lygos outsiderius. Baltijos lygoje 2 Talino ekipos krito po Prienų kojomis.
TLU Kalev ir dabar Talino TTU. Labuckas pataiko nuo baudų metimo linijos. Sunkokai, vangokai pradėjo rungtynės Labuckas, bet štai dabar jau turi savo sąskaitoje jis 12 taškų. Okmanas atkovoja kamuolį, geras, labai geras Varanausko perdavimas, dar 2 lengvi Labucko taškai. 104-59, na kągi, 100 taškų pasiekė, dabar galime susikurti dar vieną intrigą, na sakykime, ar laimės Prienai 50 taškų skirtumų. Penkių taškų trūksta, iki to dabar jau 7 ir Valaininas sugeba pasižymėti iš po krepšio. O Prienai žaidžia greitą krepšinį, panašu, kad galbūt ir jie iš trenerio gavo užduotį laimėti 50 taškų. Dominikas Milka po krepšių dominuoja, 8 atkovotas kamuolys, 15 taškas. Raudla. Ir Valaininas iš toli nėra, kamuolį atkovoja Šeškus. Labuckas, reikia mesti? Ne, nemeta. Arnas Labuckas gal kiek ir praradęs pasitikėjimą savo metimu iš toli. Nepataiko šį kartą ir Domantas Šeškus. Labuckas pamėgino atimti kamuolį iš Raudlo, šis meta, kokia įdomi metimo technika. Čia Kajus Okmanas. Pataiko Kajus Okmanas. 8 taškas. Ir 47 taškų persvara, dar 3 trūksta iki 50. Ir prieš paskutinioji rungtynių minutė prasideda dabar. Ir Valaininas. Gražus metimas. 15 taškas. Na ir Valaininas išsiskiria meistriškumu iš visų kitų Talino TTU žaidėjų. Galbūt ateityje gali atsidurti ir aukštesnio lygio komandoje šis krašto puolėjas, o Labuckas iš toli galiausiai meta, nepataiko. Bet labai greitai praranda kamuolį. Svečiai, 1,5 minutės lieka. Na, čia stabdomas žaidimas. Arbitrų pokalbis su sekretoriatu, matyt vėlgi su laikrodžiu kažkokios problemos, bet ne, viskas atrodo gerai. Gaunamas leidimas tęsti mačą. Na, svečiai gal jau nesupyktų, jeigu šios rungtynės baigtųsi. Šeškus atgal Varanauskui, Varanauskas visiškai laisvas. Neįmeta. Ten galėjo galbūt ir pats žaisti Domantas Šeškus, o čia 2 taškus su pražanga pavyksta pelnyti Aleksandrui Kabermai, pražanga Kajui Okmanui ir gali išvengti pralaimėjimo 50 taškų Estijos komanda. Prienams tai be jokios abejonės rezultatyviausias šio sezono mačas, kalbant tiek apie LKL, tiek apie BBL. 100 taškų dar jiems pasiekti nebuvo pavykę. Labuckas. Pražanga. 4 komandinė. Minutė 3 sekundės iki rungtynių pabaigos. Šeškus. Reikia mesti, Domantas Šeškus visiškai laisvas. Pataiko. 111-66, 21 Šeškaus taškas. Paskutinioji minutė. Žingsnių nėra, bet nesugebėjo iki krepšio nusigauti varžovų aukštaūgis. O ir Valaininas laisvas. Neįmeta. Raudla atkovoja kamuolį. 35 sekundės, liks dar laiko Prienams. Raudla veržiasi į kairę pusę, jo perdavimas, Labuckas liečia kamuolį, tik sekundė iki atakos pabaigos.
Na, iki atakai skirto laiko pabaigos, galbūt ir ne iki atakos, jeigu, sakykime, po netaiklaus metimo atsikovos kamuolį TTU. Kitas Baltijos krepšinio lygos rungtynės Prienų ekipa žais gruodžio 13 dieną. 5 valandą jie namuose priims Panevėžio Lietkabelį, taigi Lietuvos klubų derbis. Ir Valaininas čia tritaškį prameta. TTU komandos tvarkaraštis gruodžio mėnesiui iki galo dar nėra paskelbtas oficialiame tinklapyje. Na, sausio 10 dieną jie žais su TLU Kalef ekipa, Estijos derbis ten. Paskutinios 8 sekundės ir turbūt gal jau ir nebemes į krepšį. Prienai taip, Ovidijus Varnauskas tiesiog palieka kamuolį, Prienai iškovoja labai lengvą užtikrintą pergalę, 113-68, tokiu rezultatu jie sutriuškino svečius iš Estijos. Aš Rytis Višniauskas buvau su jumis šį vakarą, na ir žinoma, šiandien būtinai palaikykite Kauno Žalgirį Eurolygoje. Gražaus jums vakaro.